Mani benne om, mani benne om. 6 ryto. Išeinam per šeimininkų valdas. Čia toks lipimas. Kambarį šįryt 2,9 buvo. Vis dar pliusas. Bet norėjau vandens į kartu ir prisipilti, jau buvau šalęs. Tokiais ateinam, gražu, dar žemė šalus. Tai va, vėl, kaip sakiau, ženklų nėra. Tai truputį nublūdėjom į tą pusę. Gerai, kad dar nedaug, bet va, Giedriui reikės į tą kalniuką lipti papildomai. Gerai, eit kai vėsu ir neprakaituoju. Ir žemė kieta. Pagaliau atrodo atėjome į kelią. Daug labai malūnsparnių iš viršaus leidžiasi. Kažkodėl. Eime. Jo, malūnsparniai tai kas 5 minutės šiandien. Ir visi iš viršaus parskrenda. Čia kitas miestelis Perišė. Pro jį grįžtant liktai turėsim praeiti. Kad nepakilti šitą kalvą. Čia ant žemėlapio pažymėta kaip HAT, tiesiog įdomu, kas čia. Gal eit pažiūrėti? Čia šį buvo pažymėta apskritai, kad kaip spartiečių miestas buvęs. Gal čia ir likus kokia senovinė. Yra spina uždėta, tai nelysim. Bet gal per langą kažkas. Gaila, nieko nesimatė. Labai gražiai siena. Permatoma. Kaip saulė ateina netikėtai. Čia apšviesta, čia dar ne. A ne? Turbūt visi žino, kad žygiams reikia didesnius batus pirkti visada, nes koja ištinsta. Bet va, nebuvau susidūręs, kad ir pirštinės reikia pirkti didesnės, nes pirštai ištinė. Nemažai užsukilimą padarėm. Bet dar tik kokį trečdalį ten nuėjom. Bet kraštovaizdis neblogai pasikeitė nuo atvykimo į Luklą, taip? Ja. Užtat labai ir įdomu. Kiekviena diena atneša kažką naujo ir nematyta. Vanduo nelabai gal matos, bet su ledukais jau tapo. Aišku, saulė pašvies atsileis. Reikės mums kirsti šitą kalnų slėnį. Tai
Dabar po truputį pradėjom nusileidinėti ir po to vėl reikės kilti. Labai džiaugiuosi, kad anksti išėjom, nes dar žemė kita. Kas eis vėliau, tai čia tikrai klampos ir slidu bus. Už girių, už kalnų, už pilko lauko manęs seniai jau laukia namai. Ar dieną, ar nakčia, už balto lauko manęs seniai jau laukia namai. Šalti namai laukia. Žiūrėjom bus dieną apie -2, -3, naktį apie -10. Atrodo, čia jau matosi Dugla. Mūsų šiandienos žygio vidurys. Tai gal sustosime arbatos, truputį pailsėti. Nu jo, tiltas tai ten geras atrodo. Bet šiaip džiaugiuosi, kad nereikia labai žemai nusileisti, nes paskui būtų reikėtų vėl užkilti. Tuoj, einam arčiau prie tilto. Net nebežinau, visai nebepanašu į tiltą. Tiesiog kažkokie lynai. Bet mums tiltas vis tiek turi būti kažkur čia. Nu geras. Čia tik ruošiasi statyti tiltą. Jo. Jau įdomi čia atėjom. Štai čia mūsų tiltas praėjus tokį, bet prie šitos ledynų upės tai labai šalta. Ir ką tik mačiau, kaip nuo čia akmenys krenta žemyn. Keistas labai kvapas. Net nesu tokio užuodęs. Tokių vaizdų net per Discovery kanalą nepamatydavau. Kiek nusileidai, tiek reikia sukilti, bet nuo nuovargio jau ir balti arkliai vaidenasi. Ledas. Tai va, priėjom Duglą, 4620 metrų aukštis virš jūros lygio. Eisim į Labučę. Tik 3 kilometrai, kažkaip mažai, bet 3 valandas. Ir paskui Everest Base Camp. Kur tu esi? Ai, čia. Gerai, puikiai vietelė. Sakė, čia tik porteriams. Ir bosas leidžia duoti turistams tik karšto vandens. Būtumėm norėję arbatos ir pasamosą suvalgyti, nes sakė labai skanios. Einam į turistinę vietelę dabar. Dedam čia. Tukla. Pakeliui į Labučę. Tai skaniausia mūsų imbiero, citrinos ir medaus arbata. Arba ir tik imbiero labai irgi gerai. Toks termosas apie 5 eurus visur kainuoja. 3 km 3 valandas. Vadinas bus nelengva. Čia vieną kalnų pereisim.
Gal einu šitą pusę. Ir kai atrodo 2 valandas kopi tokią kalvą ir kad už jos jau bus arba lyguma, arba žemyn, žinokit, dažniausiai nebūna. Būna dar viena kalva. Na, matau net kur skrenda. Va. Bevardis mineravinis. Pats geriausias. Atrodo, pasiekiau kalvos viršūnę, bet pažiūrėsim, kas už jos. Žmonėlė. Sniegą valgo. Jo, bet žmogui sako, kad blogai. Memorialas žuvusiems. Nežinau, dėtis nesidėt kramponus, spyglius. Gal dar paeisiu taip. Be spyglių tai taip kažkaip geriausia eiti. Nes tas takelis tai visada slidus labai būna. Arba taip šoniuko. Jeigu jau šerpa eina su spygliais, laikas ir man užsidėti. Thank you. Beveik 5 km aukštis. Rūko savo ramiai nešdami krovinius. Spygliai nuplyšo, turbūt kaip per tos akmenys jau. Kažkaip aprašymuose rašė, kad šita yra sunkiausia dalis per visą EBC treką. Bet mažiau negu valandą liko. Kažkaip gan gerai einasi. Tai jau ir vieną kažką šaltą gal reikėtų pasiekus finišą atsidaryti. Kažkam sunku į 4. aukštą pirkinius užsinešti, kviečiatės kurjerius. Negėda. Priverčia susimąstyti tikrai. Kalnų pavadinimus sunku atsiminti, nes jie iš vienos pusės vienaip atrodo, iš kitos pusės kitaip atrodo. Ir vieną dieną atrodo atsimeni visus, kitą dieną pasikeitė išvaizda ir visai kitaip atrodo. Netgi šerpas paklausiau, koks čia kalnas, sakau. Sako, nežinau. Sako, šitas pamori priekį. Ilgai Everestą nesimato. Norėtus kažkaip vėl išvysti. Jis maždaug už to kalno turėtų būti. Na ką, panašu, kad atėjome. Labučiai. Kiek gavosi? 9 km ir 5 valandos 3 minutės tik tai. Parašė 12.
Nu, mes ten vienoje vietoje shortcutą tokį padarėm pro tą kiemą. Gan greitai atėjom. Sakau, turėjo būti sunkiausia atkarpa, bet viena iš lengviausių. Gal apsipratom, aišku. Aukštis dabar apie 5 km yra. Ir praeitą miestelėje jau pastebėjom, yra palapinės tokios. Mes galvojam, kad rudenį tokiu metu nevyksta ekspedicijos į viršūnę, bet pasirodo jos vyksta. Mažiau gal kažkiek, bet jos vyksta. Ana miestelį buvo žalios palapinės, čia geltonas. Na ir čia į tokias pažiūrėjus, tai tikriausiai atidavė panaudota. Mums rekomendavo šitą nakvynės vietą, bet žmonelė pirma atėjo, nežinau. Sakė, lauk prie čia. Nu, merdi, viskas, ką tik gerai. Kambarį. Ten 2500 tokia skylė išsiprašė. Ja. O čia... O, geras. Ir mes užsirašysim. Užsirašysim. Raperta buvo. Geras, kaip fainiai, kad leidžia pakabinti. O kaip čia? Nu, žmonių tai žiauriai daug man davė paskutinį kambarį. Nu, tai gerai. Pažiūrėk, kiek žmonių. Įeik ir pažiūrėk, kiek žmonių, kiek grupų. Jau tiks, ką gavom, žinau. Sakė, čia paskutinis kambarys. Paskutinis kambariukas šitam komplekse. Žiauriai daug žmonių. Labai daug žmonių. Tiks. Viskas gerai, net sienos atrodo storos. Daug žmonių prisirinkė. Jau reikia taupyti elektrą, nes mobilui pasikrauti. Kiek čia? 5 eurai, powerbanką 10 eurų. Bet gavom tokį gan šaltą kambariuką, pabandysim dar pavaikščiot, gal geresnį kažkur gausim. Norėjom biškį kažkokią nesąmonę užsisakyti. Va, picą užsisakiau grybų ir sūrio. Giedrė vegetarišką burgerį. Tai va čia mūsų langas, tas pirmasis. Bijom biškai, kad sniego gali pribėgti ir šiaip saulės mažai iššauti. Tokie išėjimai iš viešbučių. Bet niekur nėra kambarių. Turim kambariuką su tokiu vaizdu. Bet čia ir tai geriausia, ką gavom, nes džiaugiamės, kad paskutinį kambarį pavyko gauti. Nes kitus dar apie viešbučius tai nebėra laisvų. Ir chaosas šitą miestelį vyksta. Man tie dygliai. Tai nuieško, čia radau vieną vietelę, bet 22 eurų. Ir dar pagalvojau, kad mūsų kambarys nėra pats blogiausias, nes šitoj pusėje jie iš jų saulės net neturi. Aišku, jau gali būti, kad reikės vandenį susidėti netgi į miegmaišį ir pirmą kartą panaudoti miegmaišį, nes kad neužšaltų. 7 žygio diena. Pajudėjom iš Dingbuče 440 metrų virš jūros lygio ir ėjom per Vočičią, per Duglą į viršų. Čia turėjo būti ledynas, bet kol kas matėm tik upę. Ir atėjom į Labučę 490 metrų virš jūros lygio. Tai šiandien tokia poilsio diena, sakykim. Apsidėlio daiktus, bet čia labai šalta. Ir tada eisim rytoj per Labučę pasą į Gorakšepą ir Everest Base Campą. Tai šiandien reikia pasilsėti, kad galėtumėm rytoj padaryti savo užsibrėžtą tikslą. Na ką, kadangi radom savo vėliavą
Tai ir mes užsirašysim. Štai, ir mes įsiamžinom. Tai kas būsit Hotel Peak 15 Labučiai, tai kviečiam irgi įsiamžinti. Labai daug žmonių, labai. Tik angliškai labai mažai kas kalba. Na, nepalyginsi, kur vakar gavom ir kur šiandien. Tai čia tokie patys ryžiai, kaip vakar sakiau, o čia pomidorų ir česnakų sriuba. Susikrovėm visus daiktus. Bandysim rytoj ryte išeiti, net nežinom, ar tai saugu iš tikrųjų, nes visi išeina žymiai vėliau. Kiek turim? O, 7 pakilo. Bet dar nukris. Nežinom, kodėl niekas taip anksti neina kaip mes. Bet tiesiog norim užsitikrinti vietą paskutiniai nakvyniai. Kadangi viskas yra perpildyta. Šiandien ir taip pasisekė, kad gavom. Gal kiti neina, kad šalta, nes bus -10 ir rytą tai tikrai. Bet tikimės, kad viskas saugiai. Mariui nutrūko, suplyšo vienas kramponas. Tai gavo eit nusipirkti, nes sakė, kad čia gyvybės ir klausimas jie dabar lipant į viršūnę. Sakė lifesaver. Būtent dėl ledo. Atvykome į viešbutį, dar bandė Marius ir kitų ieškoti, kad būtų šilčiau, nes gavome tokiam pusrūsį, kur žiauriai šalta. Kiti gavo antram aukšte, šviesius, gražius kambariukus šiltus, bet nieko, jeigu jau čia ištversim. Manau, naktį visus sulygins tą temperatūrą ir visur bus šalta. Iš tikrųjų, tai ta tvarka, kad tu išsinuomoji kambarį, reikia valgyti, vargina, nes tikrai ne visada noris valgyti. Ir tas maistas ne visada skanus ir toks jau. Aš dar irgi riešutų ir džiovintos mėsos turiu nešti su savimi, nes esi priverstas valgyti, nes kitaip ten tau užbaudos 5 eurų, kiek ten. Net ir daugiau. Po 20, dabar tai jau daugiau, nes dabar Wi-Fi jau. Ta prasme, viskas gerai, nebūtų 10 eurų kainuoja ir tai lietas. Bet tiesiog jau nesinori nieko. Bet žinom, kad reikia vis tiek valgyti, reikia stiprintis. Ir viskas rytoj, jeigu viskas gerai, lėtai pasieksim Everesto Base Camp. Pagaliau. Šiandien gėrėm labai daug vandens, man labai su akim blogai. Man su gerkle. Mariui kosulys didžiulis nesibaigė. Nesrūkė iki begalybės, iki aukštybių. Ne, rūkiau tik tai iki vidurio trasos. Bet ir taip, ten 1-2 cigaretės į dieną, tai. Nu, gerai. Ne, gerai, dar pakalbėkim. Šiandien žygis iš tikrųjų nebuvo labai sunkus. Viena buvo kalva tik tai sunkesnė, kurią reikėjo lipti lėtai. Dabar, kai toks rautas žmonių, žinokit, keliauti pavieniui be gidų taps vis sunkiau, nes statybos tai čia vyksta lėtai. Nakvynės vietų nedaugėja, o gidai visų pirma visur rezervuoja vietas, ko mes neturim galimybės padaryti. Nes Booking.com'as veikia tik tais iki Namčios bazaro ir tik tai kelios vietos įsikėlusios. Ir viskas. O toliau jau ateina ir ieškai. Anksčiau tame nebūdavo problemos, atėjus visi taip darydavo, ateidavo ir susirasdavo vietą nakvynėje, o dabar kai toks rautas žmonių, tai darosi labai sunku. Ir rytoj mes turim apsistoti pakeliui. Rytoj planas toksai, kad mes einam iki Gorošepo, kylam paskutinės nakvynės vietos, ten pasiliekam daiktus, jeigu gaunam nakvynę, ir tada apsirengiam šiltai ir kyliam iki Everesto Base Camp. Tai va, ir dar ką pastebėjom, tai tiek nakvynės, tiek maistas, visi pirmenybę teikia gidams. Taip. Ir tu toks jauties kaip atstumtasis. Nesijauti kaip nesijauti gal, bet. Bet taip yra, tu esi tiesiog, gidai yra vietiniai ir jie su kalba sušneka. Viskas čia yra normalu, viskas yra gerai. Na ir viskas, jeigu rytoj įvykiam ir jeigu gerai jaučiamės, šiandien sveikata nebuvo labai tokia nuostabi, nors į tą kalvą, kurią kilome vakar, tai netgi aukščiau buvome 100 metrų, bet jautėmės geriau, o šiandien jau
Nu, nesilgai čia būnam, ant kalvos ten pusvalandį prasėdėjom ir namo. Bet viskas gerai. Geriam labai daug skysčių, daug arbatos, daug vandens begalę. Pasistiprinam, pavalgiam, tai dabar viskas gerai. Ant vienos lovos susidėjom daiktus, ant kitos pasiėmėm abi kaldras ir bandysim išmiegoti vienoje mažoje lovytėje, nes, kad ir kaip bebūtų, miegas dabar yra labai labai prastas. Jau keletą naktų, turbūt dėl aukščio tiesiog sapnuojam nesąmonės abu su Mariumi visokias. Tai to miego tiek ir tebus ir laukiam labai, kol rytoj išeisim. Saugiai pasijausim tada, kai jau gausim nakvynės vietą paskutinę ir tada jau galėsim atsipalaiduoti. Saugiai pasijausim, kai būsim viską veikę ir atlipsim žemyn. Ne, tai įveiksim bet kokią atveju, viskas bus gerai. Taip, iš tikrųjų, tas rautas žmonių tai labai labai nustebino. Grupės, didžiausios grupės žmonių. Bet jie eina labai lėtai, aš jau lėtai einu, bet lenkiu vis tiek tas grupės. Teatras yra tokia taisyklė, kad jeigu ateina žmonės ir nebėra vietos nakvynės namuose, privalo jas priimti. Jie tada laukia, kol užsidarys virtuvė ir tada virtuvė jie miega ant suolų, ant stalų, iki kol išaušta pusryčių metas. O čia tai įdomu, ar yra tokia taisyklė ar ne, bet aišku, niekas nepaliks čia mūsų. Niekas nepaliks likimo valiai. Nepaliks, tai leisis iki sekančių miestelių. Tada. Tai vėl atgal iki čia. Na, taip. Ir viskas. Bet jau jeigu mes negaunam nakvynės, aš palieku savo kuprinę, kažkam padovanoju. Ir viskas. Ne, juokauju, aišku. Atsiminkit ausinę taisyklę. Ką atsineši į kalną, tą turi ir nusinešti. Negalim nieko palikti po savęs. Tai va, viskas, bandysim dabar užmigti. Turėtų naktį čia atšalti kambarį iki minuso, nes kai įėjome kambariuką atsirakinom, tai čia yra bala ant palangės, nes už langų sniegas, kuris dieną patirpa, tai ta bala yra sustingusi, sušalusi. Elektroniką dar susidėjau į neperšlampamą maišą, irgi įsidėsiu kažkur prie kojų, kad rytoj baterijos veiktų, nes jeigu minusos, tai gali išsikrauti paskui viskas. Tai va, žodžiu, rytoj sudėtingiausia diena. Čia kiekviena diena nėra lengva. Taip, tikrai taip. Ir kai visada Marius sako, šiandien buvo mano sunkiausias žygis gyvenime, tai žinokit, kad kita diena yra vėl sunkiausias žygis gyvenime. Na, šiandien nebuvo sunkus. Ne, šiandien tikrai nebuvo. Nors turėjo pagal aprašymą būti. Labai buvo gera, kad mes išėjom labai anksti, turbūt pirmieji iš viso kaimelio šiandien su Marium. Tai buvo labai labai gera eiti vieniems iš tikrųjų per kalnus, per slėnius nuostabius. Kai nebuvo to viso srauto, triukšmo tokio, lazdų tarškėjimo ir kas svarbiausia, kad dar didelę dalį kelio paėjom, kai dar sustingė takai. Nes kadangi dabar tiek daug yra sniego, jis įtirpsta kasdien pamažu, tai patikėkit, takai tai yra tešlos iki batų viršaus. Tai va, viskas, dar aišku galėčiau pripasakoti, aš kaip Algimantas Čekuolis, man reikia laidą savo turėti ir viską pasakoti. Tai pirmą kartą panaudojau savo termorūbus, o miegmaišių dar taip ir neišsitraukiam. Bet manau, kad jau rytoj teks, jeigu gausim nakvynę. Tai rytoj ateisim į miestelį ir sakėm, jau pačią pirmą pasitaikiusią tą ir imsim, kad įgauti. Viskas. Sėkmės mums ir kad būtume sveiki ir gyvi. Gerai, iki rytojaus. Dar tualetą biškį noriu pafilmuoti. Čia iš bačkos apsiplaunat. O čia toks tualetas. Padarot ką reikia. Ir su bakeliu nupilat.